ką Ieva, matau pasirengusi kelionį, nei raginti nebereikia. Labas, Dinai, tikrai taip, tik sakyk, kur? Staigmena, ežerų ežerėlių kraštas Utena, Utenos kolegija. Utenoje iškilmės. Jau kelerius metus iš eilės jaunomis šypsenomis žydinti šventė tampa garbės ir džiaugsmo vainiku ilgo sunkaus darbo, studijų pabaigtuvėms. Absolventai, kuriuos Utenos kolegija skaičiuoja ne dešimtimis, šimtais, rankose spaudžia diplomus. Į padangės skrieja tradicinės mokslų baigimo kepuraitės. Šiemet baigę diplomus gauna daugiau negu 600 absolventų, 20 specialybių. Tai iš tiesų, skaičius galbūt iš vienos pusės nėra įspūdingas, bet iš kitos pusės, jeigu mes sužinotume, paskaičiuotume, kad ties kiekvienu diplomu džiaugiasi jo savininkas, jo artimieji, jo draugai, giminės, šeima, tai iš tikrųjų mes matom, kad tai tokia šventė reikalinga ir reikia mokėti rimtai dirbti, reikia mokėti linksmai švęsti. Socialinių, biomedicinos, technologijos mokslų studijų sričių programos. Unikalios. Net 21, iš kurių 9 taikoma probleminio mokymo sistema, visose kitose probleminio mokymo metodai. Utenos kolegijoje išskirtiniai pasiūlymai. Studentas, mokydamasis regioninėje aukštoje mokykloje, turi unikalų šansą, unikalią galimybę būti maksimaliai arti savo gyvenamosios vietos, savo regiono, savo šeimos aplinkos, tai neabejotinai visada jam suteikia didesnio pasitikėjimo savimi, sumažina studijų kaštus. Tai mes iš tikrųjų visada džiaugiamės, kad atsiliepiam į mūsų regiono darbdavių poreikius, kurie prašo vienų kitų specialybių absolventų, žinoma, tada modernizuojam mūsų studijų programas, atnaujinam, naujas diegiam, tai vėlgi tam, kad būtų išlaikytas tas ryšys su vietos bendruomenė. Iškalbingiausi faktai. Žurnalo reitingai duomenimis Utenos kolegija pagal konkuravimo tarptautinėje erdvėje kriterijų tarp valstybinių kolegijų užima 1 vietą. Akademinis personalas bei studijų bazės gerovė 2. Oksforde šiai aukštajai mokyklai įteiktas tarptautinis Europos verslo asamblėjos apdovanojimas už veiklos kokybę. Toks apdovanojimas teikiamas lyderiaujančioms verslo, mokslo ir kūrybiškiausioms Europos bendruomenėms. Mūsų naujienos yra tos, kad vėlgi darbdavių pageidavimų automatizuotos valdymo sistemos programa startuoja. Nuo praeitų metų tikimės, kad sėkmingai toliau rutuliosis pirmoji jungtinė svetingumo vadybos studijų programa, kurie realizuojama anglų kalba ir kurios studentai visiškai nesenai grįžo iš Rezeknės, mūsų partnerių, su kuriais mes šią programą realizuojam. Studentai tik tai gavę diplomus, jau dauguma turi bilietus, išvyksta į užsienį, į praktikų vietas. Tai vėlgi neatsiejama teorinio mokymo dalis, praktikos ir labai malonu, kad mūsų studentai gerai vertinami ne tik tai mūsų šalies darbdavių, bet ir užsienio šalių darbdavių, kurie atlieka praktiką ir garsina Lietuvos ir Utenos kolegijos vardą. Utenos kolegijoje bene moderniausias Lietuvoje odontologinės priežiūros specialistų rengimo centras, kosmetologijos, elektroninio mokymo, mokomojo svetingumo centrai, verslo praktinio mokymo firmos. Mūsų stiprybė iš tiesų yra tai, kad visų pirma mes gyvenam kaip viena didelė draugiška šeima, kur distancija tarp studento ir dėstytojo yra minimali, paremta abipusę pagarbą, pasitikėjimu ir kitais žmogiškais dalykais. Todėl reitinguose studentai mūsų mokyklą ir mūsų bendruomenę iš tiesų vertina labai aukštom, 1 arba 2 vieta tarp visų aukštųjų mokyklų. Vėlgi tai faktai byloja apie save. Žinoma ir mokymo bazė, kur mes iš tiesų atnaujinam, aktyvi projektinė veikla, kuri mums padeda vėlgi naujas studijų programas diegti, modernizuoti, atnaujinti materialinę bazę, kas šiais laikais kainuoja tikrai nemažai. Informacinių sistemų technologijų absolventas Elvinas konkretus. Dirbs pagal mėgiamą specialybę ir mokysis toliau. Kompiuterius mėgstu nuo mažumės.
o ką toliau veiksi, dirbsi pagal specialybę. Pas mus labai yra stipri praktinė darbo pusė, nes tuo labai studijuojant ir kiekvieno dalyko mūsų studijos programos visą laiką yra praktiniai užsiėmimai, kai tu savo teorinės žinias pritaikai praktiką. Dvejojas – teisė ar socialinis darbas labiau tiktų. Martynas šiandien džiaugiasi neapsirikęs. Sėkminga praktika Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre jam taip pat ir darbo karjeros startas. Būtent aš dirbu su vaikais, kurie yra netekę tėvų arba kurių tėvų globa yra apribota arba atimta. Aš dirbu su tais vaikais ir ugdau juos bei padedu kopti į savarankišką gyvenimą ir tapti savarankiškais. Turizmo ir viešbučių administravimo studijų programą rinkęsis Dainius džiūgauja. Pagaliau diplomas. Bet prabyla ir apie nostalgiją, kad trejetas intensyvių metų baigėsi. Tikrai didžiuojasi, būdamas Utenos kolegijos studentas ir sunku palikti Uteną, sunku palikti kolegiją, todėl vien tikriausiai šito jausmo vedamas išvažiuoju Erasmusu, kad galėčiau rudenį dar grįžti čia ir pristatyti tai, ką pasiekiau Erasmus stažuotėje. Dainius pasakoja iškart išvykstąs į Norvegiją. Būtent dėl šio pasiūlymo vaikinas atsisakė jau turėto darbo Lietuvoje, nes pažadėta, svetur jis išmoks visko, ko reikia, kad lyg žuvis vandenyje nardytų viešbučių versle. Beje, Dainius prie europinėse praktikose įgytų įgūdžių prideda dar vieną vertingą patirtį – Eurodipe. Tarptautinės asociacijos vienijančios 150 mokyklų, rengiančių turizmo ir svetingumo srities specialistus veikloje. Būtent Eurodipas Utenos kolegija pernai paskelbė metų mokyklą. Jaunuolis įsitikinęs, ypač svarbu, kad kolegijoje ne pro pirštus žiūrima į studentų iniciatyvas, į juos pačius kaip asmenybės. Dažniausiai studentai nieko nedaro patys. Ir kas mane džiugina, kad kolegijoje atsiranda žmonių, atsiranda mentorių, kurie patys paskatina studentus, kurie yra imlus, kurie galintis, juos tiesiog siunčia, jūs važiuokit, ten tikrai gausit daug žinių ir man tai patinka ir iš tikrųjų, nes kartais pačiam žmogui pritrūksta motyvacijos ir kai yra kas paskatina iš šono, tai yra labai džiugu. Maisto produktų technologiją studijuojantis Tautvydas, baigęs pirmą kursą, sako galintis dalintis šviežiausiais įspūdžiais, ne tik apie studijų kokybę, kurią anot jo skųstis būtų nuodėmė. Dauguma mūsų paskaitų pusė 50/50 yra vien praktiniai užsiėmimai. Tai yra labai didžiulis pliusas, kuris pravertė pažintinėje praktikoje man. O šnekant apie studentišką gyvenimą, tai veiklos Utenoje ir Utenos kolegijoje yra daug, tiek studentų atstovybėje, tiek Utenos kolegijos klubuose, tiek Utenos mieste, sporto centre. Vaikinas kartoja, jo specialybė perspektyvi, provokuojame, ar pats tuo tikys, o kaipgi, ir argumentuoja. Aš atlieku praktiką Utenos piene ir jau šią vasarą dirbsiu ir jie galvoja mane kaip ir įdarbinti, nes Utenos regione, turbūt ir daugumose regionų šios specialybės, ypač technologijų trūkumas, reikia jos pakeisti naujesniais, su naujomis žiniomis, su išmanantis naujas technologijas. Tai manau, kad šita specialybė yra tikrai perspektyvi ir rinkčiausi ją dar kartą, jeigu būčiau vėl bandęs stoti. Dar labai neseniai Juozas Urbonavičius, dėstytojas, kompiuterinių sistemų tarnybos vadovas, pats buvo šios kolegijos ugdytinis. Baigė, studijas tęsė Vilniuje, magistrantūroje mokėsi Kaune ir grįžo į Uteną dėstytojauti. Todėl, kad ši aukštoji mokykla pajėgi reikliam šiandienos studentui suteikti tai, ko reikia. Utenos kolegija yra materialiai stipri, ta prasme savo informacinių technologijų bazė, turi naujas kompiuterinės darbo vietas, turime išmaniųjų įrenginių auditoriją, taipogi turim puikią tinklų įrangą. Utenos kolegijoje taip pat yra gyvendamas nuotolinės studijų programos, kada studentai gali
mokintis nuotoliniu būdu, ta prasme, tiek iš namų, tiek iš, kurie yra išvykę dirbti, gal gyventi į užsienį. Jiems sudarytos palankios sąlygos, ta prasme, mokintis nuotoliniu būdu, nes gali atsiskaitinėti visus darbus, teoriją sekti mūsų turimuose informacinėse sistemose. Na, o diplomų teikimo sūkuryje net 21 studijų programos absolventai. Viena gausiausiųjų - socialinio darbo absolventų grupė. Gavau pakankamai žinių, patobulėjau ir tobulėsiu toliau. Esu užaugusi vaikų globos namuose ir norėjau tiesiog įgyti socialinio darbo specialybę, jog ateityje galėčiau perspektyviai padėti tokiems jaunuoliams, kurie užaugo tokioje aplinkoje ir tiesiog, kad būčiau vienas iš tų pavyzdžių tiems jaunuoliams, kad jie eitų ir siektų savo užsibrėžtų tikslų. Kadangi esu komunikabilus, mėgstu daug šnekėti, mėgstu bendrauti, pasirinkau socialinį darbą vien dėl to, kad man lengva prieiti prie žmonių, juos suprasti ir tiesiog jiems padėti. Kolegijos žvaigždė, dainininkė Milda, dabar jau ir diplomuota kosmetologė. Visa merginos veikla susijusi su grožio kūrimu. Ne 9 klasėje jau mąsčiau apie šią specialybę, taigi miestas man net nebuvo iš tikrųjų svarbu. Tačiau įstojus čia, supratau, kad tai buvo dar geriau negu Vilniuje ar Kaune ar kitur. Todėl, kad aš esu toks šeimos žmogutis, namų žmogutis, tai labai arti namai, tai gera grįžti namo dažnai kiekvieną savaitgalį. Žinia, kiekvienam absolventui rūpi. O kas toliau? Diplomas tik kelio pradžia. Bet Milda dėl savosios ateities nesibaimina. Šiuo metu jau kaip ir turiu ir darbo vietą jau, bet kursiu savo verslą, bandysiu, savo saloniuką mažai gal toliau jau įsikurti, bet dabar tai nuomojuosi esu patalpas ir tenais dirbsiu. Tai manyčiau, jeigu tu pats labai nori dirbti, tai manyčiau ir atsiras ir kur, ir kaip, ir kodėl. Egidijus Utenos kolegijoje baigęs dantų technologijos studijų programą apie pasirinkimus, kodėl Utena, kodėl tokia specialybė, atvirai. Svarsčiau tarp dantų technologijos ir odontologijos ir šiai dienai ši programa tiesiog pasidarė patrauklesnė, o ateityje matysim, ką toliau daryti. Ką rekomenduotų kitiems, irgi atvirai. Ir jis, ir Dainius. Rekomenduočiau tiesiog tiek uteniškiams, tiek kitų miestų žmonėms į kolegijas žiūrėti visai kitaip, nes kolegijos tiek požiūris patruputėlį kinta, o kolegijų apskritai profesinis parengiamumas stiprėja ir kur kas praktinių pobūdžių pralenkiame universitetus. Kaip sako, protingiam mokslo nereikia, bet reikia praktinių žinių. Tai visus protingus kviesčiau į kolegiją įstoti. Jei tektų rinktis iš naujo, ar tai būtų Utenos kolegija, turizmą ir viešbučių administravimą studijavusi Rūta, nedvejoja. Aš manau, būtų Utenos kolegija, nes čia man lik antri namai. Šaunuoliai uteniškiai. Originalūs, profesionalūs, pilni idėjų. Aš sužavėta. Suprantu tavo emocijas, bet pasilik dar keletą šaukinių, nes taip nebūna, kad atėjęs į Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklą išeitum tylėdamas. Oho, paprastai toks. Gražią nuostabą reiškiantis šūksnis išsprūsta iš pirmą kartą į Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklą užėjusiojo lūpų. Aplinka stebina. Būsimieji floristai net sutrinka. Kažin ar taip sugebėsiantys. O juk visur pirmtakų darbai. Ką ten darbai? Kūriniai. Bet baigiamąjį egzaminą ką tik išlaikiusi ir netrukus diplomu besidžiaugsianti Marina užtikrina.
Grožį tikrai galima sukurti iš bet ko. Mes labai mažą dalį perkame. Tiesiog viskas aplinkui mus, apsižvalgykim. Marinos svajose savas gėlių salonėlis, juolab, kad Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykloje parengti floristai sėkmingai kuria verslo įmonės ne tik Lietuvoje. Aišku, prieš tai puikiai suvokia, koks vis dėlto nelengvas šis amatas, kad ir kaip puošniai pastangų rezultatas atrodytų. Nebūtina būti dailininku, galbūt yra dar tokia savybė kaip pojūtis, pastebėjimas. Tai jeigu aš pamatau ypatingą šaką nuaugus, jeigu aš grožiuosi nusispalvinusiais lapais, tai ir moku pakelti, kitas tai eina ir sumindo. Tai manau, jau jūs galite ateiti ir tobulinti savo žinias, nes mes čia mokiname ir pažinti augalus, juos prižiūrėti, mokiname kaip tą medžiagą gamtinę surinkti, vėliau kompozicijos principus. Floristikos mokytojai Nonai Tamošiūnieniai Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla irgi atradimas, davęs pradžią jos sėkmės istorijai. Net kelis kartus buvau užėjus, bet būdavo amžiaus cenzas. O vienais metais atėjau ir buvo tas amžiaus cenzas nuimtas. Ir aš, būdama virš 30 metų, įstojau į tą mokyklą, kuri iš tikrųjų pakeitė visą mano prieš tai tą buvusį gyvenimą. Tai pabaigiau mokyklą. Aišku, aš atėjau jau žinodama, ko aš noriu. Į tai įdėjau visą save, visą savo idėjas ir, kaip pasakyti, paskui išėjau į praktiką. Praktikoje taip pat mane kaip ir pastebėjo ir pasiūlė pasilikti. Kurį laiką padirbusi tenais, gavau pasiūlymą sugrįžti į mokyklą mokyti. Pasirodo, šypsosi mokytoja, kūryba, darbas su jaunimu buvo kaip tik tai, dėl ko vertėjo leistis į ilgai trukusias paieškas. Galimybių saviraiškai žmonės ieško visur, bet būsimieji virėjai modernioje mokyklos virtuvėje ir vieną po kito rikiuoja šedevrus lėkštėse. Jų mokytojai ramūs. Dar nenutiko taip, kad meistras, nesvarbu, kur likimas nublokštų, pražūtų. Jeigu dailininkas tapydamas paveikslą stengiasi atrasti patį geriausią spalvų derinį, tai virėjas yra kaip pusė dailininko, kuris ne tik tapo paveikslą lėkštėje, bet ir atranda naujus skonių derinius. Ir šiuolaikinės maitinimo įmonės stengiasi įvesti tokių patiekalų, kad pritraukti klientą įdomesnių, naujoviškesnių. Ir mūsų šiandieninis virėjas turi atitikti šitą darbo rinką. Esminė savybė privaloma ir patiekalui, ir jo autoriui, įsitikinusi Karolina, išraiškingumas. Praeitais metais aš baigiau padavėjo barmeno specialybę, šiemet įstojau į virėjus, nes ateityje turiu planų atsidaryti savo restoraną. Būsimoji virtuvės meistrė neabejoja. Patirtis įgyta praktikoje Suomijoje ir Austrijoje tarnaus kuriant savo restoraną. Beje, žinios, įgūdžiai, profesionalumas universali, nepaisant kalbos, atstumo, įsitikinimų vertybė. Šiaip viskas tas pats, tiesiog reikia labiau rodyti savo iniciatyvą, būti drąsiam, nes nebijot kažko daryti ir tiesiog būti virėju. Prekybos ir paslaugų verslo mokykla. Pats pavadinimas atskleidžia mokyklos uždavinį, sako jos vadovė Laima Kairelienė – išmokyti mokinį tinkamai teikti paslaugą. O jų aibė. Ir mokykla šiandien turi viską, kad nepapasakotų, kaip tai vyksta, parodytų, suformuotų gebėjimus. Atidarėme sektorinį Panevėžio prekybos sektorinį praktinio mokymo centrą. Tokie centrai yra 4 Respublikoje ir aišku, teko laimė mums vieną iš jų įgyvendinti projektą vieną ir mokiniai turės labai didelės galimybės. Tai 3 specialybių pardavimų konsultantas, prekybos vadybininko padėjėjas ir apskaitininkas kasininkas mokytis praktinio mokymo labai gerose sąlygose, su naujausia įranga, su naujausia programinė įranga ir iš tikrųjų šitos žinios, aš manau, gyvenime jiems labai pravers. Kita dalis besimokančiųjų ateina mokytis iš kitos pusės, kitų paslaugų. Tai kaip tradicija čia yra virėjo specialybė, konditerio,
padavėjo barmeno. Šitos visos 3 specialybės yra surištos su maisto įmonėmis, tai yra su įmonėmis, kur mes einame gerai praleisti laiką. Nemaža dalis mokinių ateina mokytis floristo specialybės. Ir kas ateina į mokyklą, visi mato, kokie darbai puošia, floristų darbai, kokie puošia mokyklą. Ši specialybė iš tikrųjų skirta žmonėms, kurie nori kurti savo verslą, savo amatą. Dar viena specialybė labai surišta ir labai panaši, tai yra reklama. Kiekviena specialybė suteikia galimybės kažką bandyti savo kurti. Nepaslaptis, kad mes turime mokinių ir su aukštuoju išsilavinimu, kurie baigia aukštasias mokyklas ateina tiesiog praktinių dalykų įgyti. Ir kada paklausi jų, kodėl jūs čia, jie sako, mes norime sužinoti kažką taip apie tą specialybę praktiškai. Norime išmokti apskaitos, mes galvojame apie savo verslą, mes norime išmokti konditerijos paslapčių. Mes taip pat galvojame, kad kažkada tai mes galbūt turėsime savo verslą, ar tai tėvų versle dalyvauti. Galimybės kasmet didesnės, įvairesnės, kurioms atrodytų ribų nėra. Šiemet pirmą kartą priimsime grupę, ar tai 2 grupės, yra 2 programos paruoštos viešbučio darbuotojo ir virėjo, tai yra specialių poreikių mokiniams. Sukluskite, puikiai žinia baigusiems 12 klasių. Daugelis programų yra periorientuotos iš 1,5 metų į 1 metų programas. Ir tai yra padaryta atsižvelgiant į mokinių tiesiog, galima sakyti, nuomonę, nes neįstoja mokiniai, kurie norėjo, sakykime, arba atėję pas mus per 1 metus, jie susipažįsta su pagrindais tos specialybės ir tada jie nusprendžia, ar galbūt gyvenime jiems visiškai pasukti analogišką kolegijoje specialybę. Šiemet turime pirmą tokią kregždę, pirmąją programą, kurią deriname su kolegija. Tai yra socialinio darbuotojo padėjėjo programa. Tai reiškia, padėjėjas mokosi 1 metus čia, jam užskaitomi tam tikri kreditai, tam tikri dalykai ir jisai keliauja ne į 1 kursą, o į 2 kursą. Profesijos, kurių mokytis kviečia Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla, patraukliai pristatytos jos internetinėje svetainėje. Bet visuomet norisi išgirsti kelią jau nuėjusiojo nuomonę. Mokydamasi čia, patekau į Erasmus Plus programą ir atlikau praktiką Bulgarijoje ir parsivežiau iš ten tikrai labai daug praktinių žinių, įgūdžių ir įspūdžių. Lietuvoje irgi atlikau praktiką. Čia įsidarbinimo galimybės tikrai plačios su šia specialybė, nes vadybininkų visada labai trūksta. Iš tikrųjų, šią specialybę labai įdomu dirbti, nes visą laiką keičiasi tiek klientai, tiek prekės ir visą laiką galima pasisemti naujų žinių. Prekybos įmonių vadybininko padėjėja Ieva ketina toliau mokytis. Tuomet steigti savąją įmonę. Apie smulkųjį, gal net šeimos verslą mergina pasakoja mąstanti seniai. Ir didžiausia klaida būtų nepasinaudoti sukauptomis praktinėmis žiniomis. Iniciatyviausiųjų užsidegimui pritarė profesijos mokytoja, prekybinių įrengimų laboratorijos vadovė. Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre sukurtos puikios sąlygos mokiniams įgyti reikiamas kompetencijas ir kad jie taptų savo srities profesionalais. Šiame mokymo centre mokosi ne tik tai mūsų mokyklos mokiniai. Darbą moderniausią įrangą išbandė atvykę iš kitų mokyklų mokiniai ir profesijos mokytojai, patobulino tuo pačiu savo irgi profesinės kompetencijas. Julija, Panevėžio prekybos ir paslaugų mokykloje šiemet baigusi 12 klasių ir įgijusi pardavimo konsultantės profesiją, toliau norėtų studijuoti logistikos vadybą arba buhalterinę apskaitą. Mergina žino, mėgiamas amatas atrakina visų svajonių duris. Jeigu žmogus nesijaus savo vėžėse, tai jisai nieko gero nepadarys, manau. O jeigu tu gerai jautiesi specialybėje savo pasirinktojai, tai manau, tu gali daryti savo karjerą ir turėti gerą darbą ir tu jį dirbsi maloniai. Mokyklos kavinėje vyksta netrukus diplomuotais padavėjais, barmenais tapsiančiųjų įgytų kompetencijų praktinės dalies vertinimas. Prieš komisiją stoja vyriausieji, mokėsi 1 metus ir jaunyliai.
Laiko jiems reikėjo trigubai daugiau. Tai buvo toks modulis kaip pasiruošimas lankytojų aptarnavimui, kurio metu jie mokėsi ir susipažino su indais, taurėmis, lankstė servetėlės, serviravo stalus įvairiomis serviruotėmis ir pobūviams ir įvairiems pagal užsakymus. Taip pat jie mokėsi patiekti patiekalus, valgius, užkandžius, sriubas, įvairius desertus. Domėjosi gėrimų gamybos ypatumais, jų patiekimu, gamino kavas, ruošė kokteilius, taip pat mokėsi, kaip aptarnauti viešbučių gyventojus. Aš dėstau ne tik tai padavėjams barmenams, bet taip pat dėstau ir viešbučių darbuotojų specialybės mokiniams. Jie žymiai plačiau mokosi tada ir aptarnavimo, ir maisto ruošimo, ir viešbučių tvarkymo. Padavėjų barmenų profesijos mokytoja patarė: šį amatą derėtų rinktis mėgstantiems bendrauti ir fiziškai stipriems. Arnoldas – gyva ką tik ištartų žodžių iliustracija. Aš esu toks žmogus, kad negalėčiau miške būti vienas ir negalėčiau būti, tarkim, ofise kokiam sėdėti panašiai. Man reikia bendrauti su žmonėm. Įdomi pusė yra ta, kad vis tiek kavinė yra toks dalykas, restoranas, kur renkasi įvairaus tipo žmonės. Nuo paprastų tiesiog miestiečių iki Lietuvos garsenybių, galėčiau taip pasakyti, žvaigždžių. Tai ir auditorijos įvairios įmanoma pamatyti ten. Vaikinas žino, kur bus artimiausiu metu – armijoje. Grįžęs baigs padavėjo baristos kursus, o tuomet imsis atsakingos savarankiškos veiklos. Bet vis tiek savo verslą norint turėti, reikia žinot, kaip tas ir verslas daras ir kaip ten reikia dirbti. Nes ir tikriausiai nebus galimybių samdyti iškart kitų žmonių, tai reikės patys susikursim, patys ir dirbsim. Be pradedančiais kloti profesinį pamatą, siekiančiais amato, prekybos ir paslaugų verslo mokykla rūpinasi kiekvienas bendruomenėje lyg šeimos narys. Visų gerovė svarbi, todėl čia 2 sporto salės, stadionas, bendrabutis, moderni skaitykla, gausybė popamokinės veiklos, vertinga praktika Italijoje, Kipre, Švedijoje, Austrijoje, Suomijoje. Tiems, kurių nereikia įtikinėti, jog prekyba verslumo lopšys – Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla. Fantastika! Niekada nemaniau, kad paslaugų sfera gali būti tokia patraukli. O žinai, kas man patinka? Kad amatas tai puikus būdas įgyvendinti svajonę. Taip, ne kada nors, o to jau pat. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Nauja nuo amato iki verslo laida jau kitą savaitgalį. O šią ir kitas galite pamatyti TV3 Play galerijoje. Iki pasimatymo kitą savaitgalį.